Sveiki visi, šiandien servise 007 turim pakankamai įdomų variantą. Tai yra Volkswagen Transporteris arba Karavelė, T4 modelis 1999 metai, 2,5 litro, 5 cilindrų eilė, 85 kW. Lyg ir nedaug iš tikrųjų, bet variklis pakankamai daug kuro vartoja važiuojant, ypač kai pasikrovus ar pilnas žmonių. Tai be abejonės sprendimas susimontuoti dujinę įrangą yra sveikintinas ir tikrai leis sutaupyti nemažai pinigų. Labai trumpai apie pačią sistemą. Tai kaip visada yra montuojama Landirenzo Evo OBD sistema. Pats valdymo blokas yra šitame kampe sumontuotas. Greta valdymo bloko yra dujinės įrangos saugiklis, kurį be abejonės reikia žinoti. Instruktažo metu jisai bus parodytas klientui, pademonstruotas. Dujiniai purkštukai Landirenzo grupė priklausantis AEB, AI+, 3 ir 2. Štai čia patikimai tvirtai savo vietoje. Slėgio daviklis, dujinės fazės filtras bei skystos fazės filtras vėlgi sumontuoti taip, kad būtų lengva prie jų prieiti, aptarnauti. Na, o visi darbai, kaip visada, servise 007 pagal aukščiausius kokybės standartus, nepaisant to, kad automobiliui daugiau nei 25 metai, vis tiek taikom lygiai tokius pačius standartus, tai reiškia, kad naudojam kokybiškas medžiagas ir priemonės, dujinės įrangos laidyną adaptuojam konkrečiai šiam variklio skyriui, laidus grupuodami, įldami į gofras bei jas izoliuojant. Iš tikrųjų visi laidai gofrytėse gražiai suvilkti ir originaliai dar variklio skyriuje, tai vėlgi stengiamės pritapti prie esamo vaizdo, sakykim taip. Tai yra naudojamos specialios apsaugos, spyruoklinės sąvaržos, specialūs gamykliniai laikikliai. Tokie patys laikikliai yra montuojami ir naudojami gamykliniuose montavimuose, kurie yra atliekami į naujus automobilius, be abejonės viskas tvirtai, patikimai patvirtinta, ne kažkaip belekaip. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų pildymas čia yra padarytas prie benzino užpildymo vietos ir randasi šitoje vietoje. Iš tikrųjų pridėsiu nuotrauką, galėsite matyti. Dujų pildymo mygtukas yra montuojamas centrinėje konsolėje. Irgi gal pridėsiu nuotrauką, kad nelįsti saloną, galėsite pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Na, o dujų balionas čia yra montuojamas atsarginio rato vietoje. Yra sumontuotas apačioje 58 litrų Bormech kokybiškas dujų balionas. Estetiškai labai tvarkingai atrodantis, labai tinkamo aukščio, praktiškai identiškai taip, kaip buvo atsarginis ratas. Atsarginis ratas be abejonės bagažiniai su specialiai tam skirtu dėklu. Tai tiek apie šį automobilį ir Landirenzo dujinės įrangos montavimą servise 007. Jei kažką vairuojat panašaus ar galvojat panašaus, ir nepaisant to, ar automobiliui 25 metai ar 1 metai, tikrai drąsiai kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.